esam jau prie ežero, bet dar neaišku, kur įsikūrinėsim, nes toj pusėj nameliai. O čia gaunasi, kad ant slidininkų trasos toj pusėj, kur žadėjom. Greičiausiai eisim į vieną galą dar žiūrėt biškį atokiau. Medžiai visi tokie pavargę. Bet nereik norėti, yra vis dėlto kilometrų aukštie. Tad bus labai įdomu su laužu. Čia pagrindė beržai. Ir nelabai matau sausų. Jeigu sausi, tai visi supuvę. Tad žiūrėsim, kaip čia seksis susikurti laužą. Tomas išmėgina ledo tvirtumą. Gražus beržas. Manau, turėtų būti storas. Na čia gali būti, kad vilko, gal ir ne kokia pėda. Čia gal labiau matosi. Tokias ir gan nemažas. Tai vat gali būti arba ernis, arba vilkas. Bet šiaip kiek Tomas sako, greičiausiai gal ernio pėdos bus. Tai ką, įsikūrinėsim čia po eglėmis, kaip ir planavom. Tomas čia tai vietoj galvoja. O aš bandysiu po šitą eglutę. Nėra visiškai lygiai, kojas žemiau gaunasi. Bet tai bus gerai. Nemanau, kad bus problemų. Ir dar pažiūrėti reikės orų prognozės, jeigu nepraneša lietaus, tai jokio tento nieko nesidėsiu. Nematau tikslo. O dabar ką bandau eiti, pagrėžiuoti skilių ir žiūrėti, ar yra žuvies. Storas. Pragrėžėjau. Jo. Kiek tas storas? Nu geras pusmetris yra. Nu ką, bandysim žvejoti. Žiūrėsim, koks čia gylis. Čia netoli krantą pirmą dabar bandau. Žiūrėsim, koks čia gylis yra. Labą rytą. Ką, beveik 8. Reikia eiti bandyti žvejoti. Tomas dar vis raitosi pas savį miegmaišį, tingi keltis. Aš smėgau visai neblogai, tik tai kojas biški norėjo į apačią slinkti. Bet iš bėdos tinka. Snigti snigo labai nedaug. Ką, einam apšilti, pagręžti skilių. Visur rūkas dar iš ryto užsidėjęs. Bet vėjo nieko nėra. Ir aš manau, čia pradėsiu skylės gręžioti, nes tenai turi būti ištekėjimas.
tokia įlanka. Ten po to įlanka yra. Gal ten vėliau dar bandysiu eiti pagręžti kelias. Ir žiūrėsim, kaip šiandien seksis žvejyba. Nežinau, jūs matot, lapė bėga tenai tolyn. Dabar už krūmų pasislėpė. Tai jau gal prabėgs pro eglę, matyt bus. Ne. Ta tolyną bėga, nebesimatys. Nepastebėjau, buvo iš pradžių daug arčiau. Atsisukau, žiūrėjau, tolyn bėga. Normaliai. Tikiuosi, jūs stovyklaujate į mūsų maistų nesuvalgė. Čia irgi geras klausimas. Mėsa taip palikta ant žemės buvo. Nu, grįšiu, bus matyti. Nu, pažiūrėkime, ar lapė mano mėsos nenupysdina. Ne, maišiukas tebėra. Reiškia, jinai nebuvo iki mūsų stovyklavietės daklydos. Ką? Reiks pakelti aukščiau dabar. Dėl viso pikto. Jau dabar čia nedasieks. Ne koks tas diržas iš kiniečių. Bet kai geriau nėra, tai tinka. Kibęs. Pas Tomą beveik žalias. Beveik.
Beveik. Beveik. Kaip kas mėgsta. Pratinus valgyti šitos žalius kiaušinius. Aš galvoju, kad jau pratinės valgytos, kai jau beveik su viščiukais. Tai va, sekant žingsnis bus viščiukai. Gemalai. Lauksim. Pirmasis laimikis. Nedidelis, bet upėtakis. Super. Porą nedidelių pagavau, bet aš juos paleisiu. Nes labai mažos ir jeigu būtų buvo daugiau, gal ir pasilikčiau, bet dabar. Bėgam. Ragaujam pirmą partiją. Kaip Tomai, normaliai? O, gerai. Labai minkšta, sultinga. Nu jo. Tikrai jau iškepę. Ilgiau nereikėjo. Iškepę pas tas? Jo. Čia vištiena? Ne. Ne, kiauliena bus. Bet kaip labai įdomu. Pradžiu laiką vištiena, bet galvoju tik tai, kur čia dalis. Nes krūtinėlį tai. Labą rytą. Kaip matot, biškį pradėjo snigti naktį. Teko atsikelti, užsidaryti šitą pusę, nes pusė grinai mane jau buvo visas apsnigęs. O viduj, matot, per galą vis tiek kažkiek pripustė. Reikėjo užsidarinėti ir kai nelygiai vietoje aš dabar esu, matot, kur mano fominis žinys ir kur pripučiamas. Biškį nučiažiau žemyn. Na ką. Dabar reiks keltis, Tomas jau atsikėlė, kai girdėjau, eit užsikurt laužą ir darytis kažką tai valgyti. Na, kaip galit matyti, visas tas galas apsnigo visiškai. Ir miegmaišis. Ja, miegmaišis irgi yra drėgmės pritraukęs. Na, bet paskutinė naktis tai ne problema. Tada vakar buvom išvaikščię, bet dabar nieko nebesimato užpustę. Visiškai užpustė, opa. Ir kaip matot, tas mūkų
Gerai, tai jau vandens, bet kur mano skylė dabar lede. Kas man pasakys? Nieko nesimato. Niekas nekimba, baigiam sustipti abudu su Tomu. Greičiausiai neužilgo baigsim žvejybą, nes vėjas tai labai jau kiaurai kerta per kelnes. Sraigtasparnis. Tuoj nufilmuosim. Sraigtasparnis. Medicinos. Kažkam nelaimė matyt nutiko. Link Hytų nuskrido, greičiausiai Hytuose kažkas, tai gal kažkam žmogui nutiko nelaimė. Jo, čia tokiais orais menkas juokas. Matomai kažkas gal susižeidė, nes be reikalo neskrista čia į kalnus. Ką mes tada baigiam žvejybą, einam pilnai susipakuojam ir judėsim jau link mašinos. Tomas jau pradėjo eiti. Ką ir aš jau susipakavau ir eisim. Čia dabar užuovėje, vėjas nepučia. Bet kai išlysim ant ledo, bus tiesiai į veidą vėjas, dėl to biškiuką apsimuturiau, kad mažiau į akis kliūtų. Senas namas buvęs. Einu pažiūrėti biškį arčiau. Visiškai jau suiręs. Bet kažkada buvo gražus rastinukas. Čia vėlų privilkta. Normaliai. Ką dabar vėl atgal per sniegus klimti. Ką parėjom prie mašinos, visa apipustyta, varvekliai nutysė, priekis iš viso. Žygis baigtas, dėkui Tomui už kompaniją ir visiems, kas žiūrėjot, dėkui, iki pasimatymo. Viso.